Taip, tai visų pirmiausia, sveiki susirinkę. Džiaugiuosi pradedama Kauno apskrities regioninės kultūros tarybos konferencija, skirta aptarti naujus prioritetus bei atsakyti į su projektų paraiškų rengimu ir finansavimu susijusius klausimus. Aš esu Vaida, Lietuvos kultūros tarybos kuratorė ir šiandien moderuosiu šį renginį. Planuojame, jog renginys truks apie 2 valandas. O jei ir po renginio turėsite klausimų, būtinai kreipkitės į mano kolegę, kuri nuo vakar perėmė Kauno apskrities kuravimą. Tai Živilė, jos kontaktais pasidalinsiu renginio pabaigoje ir komentaras. Trumpai pristatysiu renginio programą. Iškart po programos pristatymo aš pasidalinsiu Kauno apskrities kultūros statistiką, pristatysiu regioninės kultūros tarybos modelį ir jo veikimą. Po to Kauno apskrities regioninės kultūros tarybos nariai Linas Balandis ir Kęstutis Stadalnykas pristatys gairių ir prioritetų pokyčius. Tarybos narys Vakaris Bernotas apžvelgs esmines paraiškų rengimo klaidas. Po pranešimų turėsime apie valandą klausimams atsakyti. Jei klausimų kiltų pristatymo metu, juos galite palikti komentaruose arba luktelti pristatymo pabaigos. Po pristatymo prižadu visus klausimus įgarsinti ir kartu su tarybos nariais atsakyti. Tai tiek apie programą ir jeigu viskas aišku, tuomet pradėsiu savo pristatymą. Ar matote mano skaidres? Taip, žinau. Puiku. Tai esu pasiruošusi keletą skaidrių, kurios, viliuosi, padės ne tik pamatyti situaciją Kauno apskrityje, bet kiek ir platesnį kontekstą. Statistiką parengė mano kolegos iš kultūros tarybos stebėsenos ir analizės skyriaus, tad labai ačiū jiems už darbą ir galimybę turėti vizualizacijas. Ir prieš pradedant labai trumpai papasakosiu apie regioninės kultūros tarybos veikimo modelį, kad jeigu esate niekada nedalyvavę arba galbūt dalyvavę, bet nesigilinot, kad turėtume bendrą informaciją. Tai šios tarybos įkurtos 2019 metais su tikslu skatinti kūrybinių raiškų įvairovę, stiprinti apskričių kultūrinį tapatumą bei kultūros įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimo šalies viduje. Per daugybę metų kultūros tarybos finansavimas išaugo tose apskrityse, kurios iki regioninio modelio sukūrimo pritraukia mažiausiai lėšų kultūros sektoriui. Tai rodo ir ši skaidrė. Galite matyti, jog Kaunas išaugo praktiškai Kaune finansavimas kultūros sektoriui išaugo beveik 1,5 karto. Yra savivaldybių, kuriuose šie skaičiai padidėjo kone 2 kartus. Bendrai kultūros tarybai skirtas biudžetas sudaro 6% viso Lietuvos kultūros tarybai, viso Lietuvos kultūrai skirto biudžeto. Ir iš jų 3 milijonai, tai beveik 14% yra skirta regioninės kultūros taryboms. Ši suma dalinama 10 apskričių, tarp kurių ir Kauno apskrities regioninė kultūros taryba. Tai čia šiek tiek susipažinimui, kaip veikia šios tarybos. Kiekviena regioninė taryba turi skirtingą skaičių tarybos narių, kurie atsižvelgdami paraiškos atitikti prioritetui, kuriuos aptarsime vėliau, bei laikydamiesi vertinimo kriterijų aprašo, vertina gautas paraiškas ir priklausomai nuo surinktų balų skaičiaus, aukščiausių balų įvertintos paraiškos, žinoma, pritarus Lietuvos kultūros tarybai, yra finansuojamos.
Toliau pasidalinsiu keliomis įžvalgomis apie Kauno apskrities kultūros lauką bei kaip jis atrodo bendrai kultūros Lietuvos kontekste. Pradėsiu nuo socialinio klimato indekso, kuris svarbus ne tik pamatyti bendrą Lietuvoje vyraujančią nuotaiką, bet ir dėl to, jog 90% kultūros tarybos skiriamų lėšų yra pastovioji kvotos dalis, o 10% yra tikslinė. Pastarosios dydis priklauso nuo apskrities socialinio indekso dydžio. Ir socialinio klimato indeksas susideda iš 11 rodiklių, aš jų visų nevardinsiu šiuo metu, bet tai yra ir nusikalstamų veiklų skaičius, ir socialinės pašalpos tenkančios vienam gyventojui rodikliai, ir darbo užmokestis. Tad šiuo atveju, žvelgiant į statistiką, Kauno apskrities rodikliai, lyginant su kitom savivaldybėm, nėra tokie aukšti, tad tas kvotos dydis, jisai vis dar Kauno apskričiai ir yra skiriamas. Tai Kaunas yra antrame blokelyje pažymėtas ir galite matyti, kaip socialinis klimatas iš esmės išlieka stabilus Kauno apskrityje. Tai taip pat kvotos dalis priklauso ir nuo savivaldybių prisidėjimo prie projekto finansavimo. Ir šios grafos rodo 19-22 metų savivaldybių prisidėjimą, skiriant lėšas projektų įgyvendinimui. Ir Kauno apskrities savivaldybės prisidėjimas, lyginant su 19 metais, išaugo kone dvigubai ir pasiekė bendrą šalies vidurkį. Tai Kaunas augo kartu su kitais miestais, tokiais kaip Šiauliai, Šiauliai, Telšiai ir likusiose skaidrėse įdėjau šiek tiek vizualizacijų ir statistikos, kad matytumėte, kaip išanalizavau Kauno gautas paraiškas pastarųjų metų. Tai šioje skaidrėje galite matyti gautas paraiškas pagal sritis paskutinio kvietimo ir daugiausia dėmesio sulaukia muzikos ir tarpsritiniai projektai bei etninė kultūra, o mažiausiai vos kelios paraiškos teiktos į fotografijas, scenos menus, šokį ir vizualiuosius menus. Tai galima atkreipti dėmesį į tam tikras, lyginant metų eigoje, galima atkreipti dėmesį į tam tikras tendencijas. Kauno apskrityje beveik pusė paraiškų gauna finansavimą, tik tai yra tikrai nemaža dalis ir labai aktuali daugelį savivaldybių yra nevyriausybinio sektoriaus įsitraukimas į kultūros lauką ir kultūros ir meno veiklas. Tai čia galima matyti, jog viešoji įstaiga gerokai atsilieka nuo biudžetinių įstaigų ir didžioji dalis pateiktų projektų visgi yra pateiktos biudžetinių įstaigų, o asociacijos, labdaros fondai ir mažosios bendrijos kartu su viešosiom įstaigom sudaro vos ne 20% visų gautų paraiškų. Tad yra kur stiebtis, ir padėti turbūt labiau vieni kitiems. Tiek būtų iš manęs apie statistiką, toliau perleisiu žodį savo kolegai, turbūt Kęstutis kalbės, ar ne? Taip. Kuris pristatys kartu su kitu kultūros tarybos nariu Linu Balandžiu, pristatys gairių ir prioritetų pokyčius. Dėja, Vaida man neleidžia programą dalintis ekranu, gal galite padėti? Pabandykit dabar. Jau dabar gerai.
Taip, ar matote ekrane skaidrę? Matom. Tai sveiki visi, rudeniniai sveikinimai iš Kėdainių. Esu Kęstutis Stalnikas, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. Tai iš tiesų turim ypatingą metą, gamta dabinasi įvairiomis spalvomis. Na, bet ko gero daugelio mūsų dėmesys yra sukaustytas ne į gamtos pokyčius rudeninius, bet į projektų rengimą, nes iki paraiškų teikimo pabaigos iš tiesų netaip jau daug liko ir laiko. Tai mano pristatymas yra trumpas apie projektų gaires ir apie prioritetų Kauno apskrityje pokyčius. Tai iš tiesų, dalyvaujant įvairiuose konkursuose, ko gero pats svarbiausias dėmesys turėtų būti suteiktas pradžioje dokumentams, nes būtent dokumentuose yra įvardintos visos žaidimo taisyklės, kas ir kaip turi atsispindėti paraiškose, kokie dokumentai yra reikalingi. Tai turbūt nėra naujiena, kad paskelbus konkursą, iš tiesų visi mes peržiūrim gaires, tai yra naujas taisyklės, ir tada jau planuojame veiklas, kiek jos atitiks gaires ir kitus dokumentus. Tai šių metų gairėse yra pokyčių, kaip žinia, gairės tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras ir šių metų rugpjūtį patvirtinta nauja redakcija. Daug pasikeitimų nėra, bet jie yra kai kurie svarbus. Todėl aš skaidrėse tiesiog pažymėjau tai, kas yra aktualu ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai trečiajam skyriuje reikalavimai pareiškėjams ir projektams, įvardinta, kad projektas turi būti įvykdytas tais pačiais metais iki gruodžio 20 dienos. Lietuvos kultūros taryba iš tiesų pasilieka teisę skelbti vieną ar keletą konkursų, derina visą tai su kultūros ministerija ir žinoma, konkursų skaičius yra skelbiamas dėl objektyvių priežasčių. Tai visi esame matę, kad konkursas yra paskelbtas ir šiemet yra vienas etapas ir konkurso skelbime nėra pažymėta, kiek pareiškėjas gali teikti paraiškų. Tai iš tiesų kiekviena įstaiga, kiekvienas pareiškėjas gali teikti neribotą paraiškų skaičių. Toliau skaidrės apačioje yra šiek tiek paminėtas 30.4 punktas, kuriame kalbama apie premijų konkurso laureatams išlaidas. Iš tiesų, jūs teikite paraiškas, kuriuose yra konkursai, yra numatytos premijos, ir į šitą punktą iš tiesų reikėtų atkreipti ir dėmesį. Toliau ketvirtam skyriui kvietimo skelbimas ir paraiškų teikimo tvarka yra aktualus 31 punktas. Jis yra papildytas tekstu, kad projekto paraiškoje nurodyti projekto dalyviai įvardyjami tik jiems neprieštaravus. Tarybai nustačius, kad dalyviai nebuvo informuoti, ar jūs sutikimo nedavė dalyvauti projekte, pateikta paraiška nesvarstoma, o pareiškėjas informuojamas gairėse nustatyta tvarka. Toliau penktame skyriuje projektų vertinimas sprendimas dėl finansavimo yra visai eilė punktų, kur reglamentuoja, kad visa informacija yra siunčiama projekto pateiktais elektroninio pašto adresais
Taigi įstaigų vadovams tai yra aktualu, nes projekto vadovas gaus laišką dėl informacijos papildymo, dėl kažkokių neaiškumų patikslinimo. Todėl su projekto vadovais reikia pabendrauti ir pasižiūrėti iš tiesų, ar nebuvo gauta kažkokių tai laiškų iš Lietuvos kultūros tarybos. Pakeitimų yra ir daugiau, ir jie yra gairėse Lietuvos kultūros tarybos tinklapyje. Jeigu mes pasižiūrėsim, tai čia Lietuvos kultūros tarybos darbuotojai iš tiesų pasistengia, kad gairių nauji dalykai, kurie pasikeitė, būtų pažymėti ir atkreiptų visų mūsų dėmesį. Tai jūs iš tiesų visą tai dar kartelį tikiuosi pasižiūrėsite, peržiūrėsite ir tokių esminių paprasčiausių klaidų ir vertintojai nebeatras. Taigi toliau keliaujame prie tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Kauno apskrityje. Tai, kaip žinia, pati programa startavo 2018 metais ir tinklapyje pamatėme informaciją, kad paraiškos priimamos 18 rugsėjį iki spalio mėnesio. Ir iš tiesų tai buvo startas teikiantis daug vilčių ir manau, kad daugelio jūsų tas viltys ir lūkesčiai buvo pateisinti. Taigi pačioje pradžioje buvo 3 tikslai paraiškoms projektams, tai yra skatinti kūrybinių raiškų įvairovę, stiprinti vietos kultūrinį identitetą, skatinti bendradarbiavimą ir galimi pareiškėjai, tai sakykime Kauno apskrityje, nes tai mums yra aktualu, 7 savivaldybės, išskyrus Kauno miestą, įvairių, sakykime, teisinę formą turinčių įstaigų paraiškas pradėjo keliauti į pirmąjį konkursą. Projektai buvo įgyvendinami 19 metais, ir 19 metais jau Kauno regioninė kultūros taryba parengė tolygios raidos įgyvendinimo 20-23 metų prioritetus. Tikiuosi, šis paveikslas jums yra pažįstamas, nes jisai buvo publikuotas Lietuvos kultūros tarybos internetiniam puslapy. Jame buvo pateikta ir analizė visų savivaldybių, buvo įvardinti prioritetai, aprašyti jie. Iš tiesų toks virtualus leidinys turėjo prasmę, nes pagaliau Kauno regiono taryba, kaip ir kitos visos tarybos, iš tiesų turėjo sukurti prioritetus, apgalvoti, ko trūksta apskričiai, ir Kauno apskrityje jie buvo 3. Tai yra tradiciškai susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas bei aktyvios bendruomeniškos aplinkos kūrimas, kurį lydėjo 7 veiklos, gyventojų įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimo didinimas ir jį lydėjo, nelabai aš matau, šitoje vaizdas, 5 veiklos ir kultūros paslaugų prieinamumo bei pasiekiamumo didinimas su 2 veiklom. Taigi šių metų pavasarį naujai išrinkta, deleguota į Kauno regioninę tarybą parengė naujus prioritetus. Ir tarybos tikslas nebuvo kardinaliai pakeisti tai, kas jau gyvavo keletą metų, tačiau patikslinti pačius prioritetus, patikslinti veiklas, ir atrasti būtent tuos kertinius tokius akmenis, ko reikia apskričiai, kokia kryptimi, kokia linkme apskrityje mes toliau keliausime. Taigi, pirmąjį prioritetą į tradiciškai susiformavusių reiškinių stiprinimą pakeitė kultūrinės tapatybės kūrimas ir stiprinimas 5 veiklomis.
Antrąjį gyventojų įsitraukimo pakeitė kultūrinė bendruomenės įtrauktis ir 3 veiklos. Ir trečiąjį kultūros paslaugų prieinamumo pasiekiamumo didinimas pakeitė kultūrinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymas. Tai tarybos mintis buvo ta, kad atrasti tuos, kaip jau minėjau, kertinius akmenis. Ir tai yra pirmasis labai svarbus, tai yra Kauno apskrities, jūsų gyvenamosios, mūsų gyvenamosios vietovės kultūrinės tapatybės kūrimas, stiprinimas, kuo mes esame išskirtiniai visoje Lietuvoje, ką mes turime gero, įdomaus ir kaip visą tai puoselėti toliau. Toliau antrasis prioritetas, tai kultūrinė bendruomenės įtrauktis pasako pats už save. Tikslas yra įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių į aktyvią kultūrinę veiklą. Ir trečias, tai nenustoti mokytis ir mokyti kitus. Tam yra sudarytos galimybės būtent trečiajame prioritete. Veiklas, su kuriomis gyvenome keletą metų, jūs puikiai prisimenate. Pirmojo prioriteto, taigi, kaip jau minėjau, jį pakeitė tapatybės kūrimas ir stiprinimas ir veiklos. Tai yra projektai saugantis, aktualizuojantis vietos nematerialųjį kultūros paveldą. Tai čia iš tiesų laukiame paraiškų skirtų nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimui, saugojimui, pristatymui. Antroji veikla yra materialaus kultūros paveldo aktualizavimas. Tai iš tiesų mes sąmoningai atskiriame nematerialųjį ir materialųjį, kad tiesiog nepersipintų ir veiklomis neužgožtų, sakykime, projekto veiklomis neužgožtų būtent šių dviejų svarbių dalykų. Trečioji veikla yra vietos ir apskrities istorinę atmintį puoselėjantys kultūros projektai, ugdantys patriotiškumą ir pilietiškumą. Iš tiesų, apskritis kaip vientisa, sakykime, teritorija turi savo istorinę, sakykime, ypatybės, tačiau jas turi ir kiekviena mažesnė, didesnė gyvenvietė ar savivaldybė. Tai čia būtent ir laukiami projektai, kuriuose būtų įvardinta istorinės atmintis, jos puoselėjimas. Ir žinoma, neužmirštant patriotiškumo ir pilietiškumo. Ketvirtoji veikla yra kultūrinio turizmo projektai skirti kurti kultūros kelius, pažinti apskrities kultūrą, istoriją ir paveldą. Ankstesnis laikotarpis parodė, kad tokių nedidelių užuomazgų kultūriniam turizmui tarsi yra, tačiau visa tai nėra išbaigta. Siekis, kad apskrities, ir ne tik apskrities, bet ir Lietuvos gyventojai galėtų keliauti per mūsų rajoninės savivaldybės, per atskiras gyvenvietes, siekdami susipažinti su kultūra. Tai skamba plačiaja prasme, nes tai nėra vien tik tai, sakykime, paminklų pažintis, jų suvėrimas ant vieno vientiso siūlo, tačiau mes raginame bendradarbiaujant kurti tokius projektus, kurie būtų artimi ir savo renginiais, būtų viešinami visoje apskrityje ir, sakykime, gyventojai galėtų mobiliai keliaudami susipažinti su viena ar kita tema. Tai nėra kultūrinio turizmo, sakykime, kuris yra sertifikuojamas. Tai pradėkime nuo paprasčiausių kultūros kelių, ir pamatysim tada, kaip visą tai galime išauginti
į didelius kultūrinio turizmo projektus. Na ir penktoji veikla tai yra apskrities tapatybės kūrimo projektai. Tai projektai, kurie iš tiesų formuoja apskrities išskirtinumą ir jungia kultūros inovacijas ir tradicijas. Antrasis prioritetas, vėlgi, anksčiau jisai buvo pavadintas gyventojų įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio didinimą ir buvo 5 veiklos nurodytos. Jūs jas taip pat prisimenate, kaip jau minėjau, naujam laikotarpį tai keičia kultūrinė bendruomenės įtrauktis. Taip, iš tiesų labai svarbus prioritetas, nes tikslas yra įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių į įvairias veiklas, tačiau noriu atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Tai pirmoji veikla tai yra kultūrinių jungčių kūrimo projektai. Na, iš tiesų laukiam tarp sritinių, tarp sektorinių ir tarp regioninių bendradarbiavimo projektų, kuriuos būtų įtraukti įvairių vietos bendruomenės grupių gyventojai. Antroji veikla yra profesionaliojo meno sklaidos projektai, vėlgi įtraukiantis vietos bendruomenės grupės. Trečioji veikla yra mėgėjų meno projektai, įtraukiantis vėlgi gyventojus į aktyvią kultūrinę veiklą. Ir ko gero pastebėjote, kad visas 3 veiklas jungia sąvokos įtraukti gyventojus į aktyvią kultūrinę ir ar kūrybinę veiklą. Tai iš tiesų svarbu, kad mūsų bendruomenė nebūtų vien tik tai pasyvi stebėtoja, jinai siekis yra, kad aktyviai dalyvautų kultūrinėme gyvenime, kūrybinėme gyvenime, ir tam yra būtent skirtas ir šis prioritetas. Na ir trečiasis, anksčiau jisai skambėjo kultūros paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo didinimas su 2 veiklom. Dabargi, kaip jau esu minėjęs, prioritetas yra pavadintas kultūrinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymas, tai yra mokymas ir mokymasis. Tai pirmoji veikla mokymosi visą gyvenimą projektai, kuriais yra ugdomos bendruomenės narių kultūrinės kompetencijos. Ir antroji veikla skirta kultūros bendruomeniai, tai ir jos profesinių kompetencijų ugdymui. Na ir čia jau yra kviečiama ir siekiama, kad savivaldybių kultūros bendruomenė bendradarbiautų tarpusavyje, na ir į projektus būtų įtrauktos kelios apskrities savivaldybės. Tai trumpai tiek apie naujus prioritetus ir veiklas. Ir kaip ir ankstesniuose konkursuose, kiekvienam prioritetui yra numatytas tam tikras lėšų procentas. Tai matote, kad pirmiems 2 tai padalinama po 40% visos kvotos, na, o trečiajam mokymuisi ir mokymui yra skiriama 20% lėšų. Kokia bus kvota, kol kas atsakyti negalime, jinai bus paskelbta vėliau. Na, o kokios lėšos buvo skirtos kiekvienais metais anksčiau, jūs matote skaidrėje. Na, Vaida truputį užsiminė apie kvotų sudarymo principus. Aš tik tai irgi norėčiau priminti, kad viena iš pastoviosios dalies kvotos dedamųjų
tai yra jūsų paraiškų skaičius ir lėšų poreikis. Tai iš tiesų, jeigu apskrityje teiksime nedaug paraiškų su kukliomis sumomis, tai apskrities kvota irgi tiesiog nebeaugs. Tai iš tiesų raginu apsispręsti ir iki konkurso pabaigos netaip jau daug likę laiko ir, iš tiesų lauksime jūsų paraiškų. Na, o dabar kolega Linas trumpai pristatys jums projekto vertinimo kriterijus ir jų balus. Labą dieną, dėkui Kęstuti. Esu Linas Balandis, Kauno apskrities regioninės kultūros tarybos narys, išrinktas konkurso būdu. Taigi truputėlį greitai apžvelgsiu prioriteto vertinimo kriterijus ir jų balus. Pirma, turbūt svarbu paminėti, kad dabar mes nusprendėme, kad visi vertinimo kriterijai 5 galios tiems prioritetams. Ta prasme, jie nebus išsklaidyti, tai man atrodo, tai yra ir patogiau pareiškėjams, ir vertintojams taip pat. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į vertinimo kriterijų prioritetiškumą. Tai pirmiausias, kas mes manome, didžiausią dalį vertinimo, 30% užima tai projekto aktualumas, pagrįstumas, meninės ir kultūrinės veiklos kokybė. Tai ką svarbu čia pažymėti ir kokie turėtų būti tie vertinimo žiūros kampai, tai kad projekto idėja turėtų būti aktuali bendruomeniai, ji turėtų būti pagrįsta, meninė ir kultūrinė veiklos kokybė kuo aukštesnė, tuo žinoma geriau. Džiugu, kai numatomi dalyviai, pridėtas jų sąrašas ir aiškiai apibrėžtos jų funkcijos projekte. Kitigi kriterijai 3 yra, mes skiriame, numatėme po 20%. Tai pirmas yra projekto atitiktis prioritetui. Čia, man atrodo, ir paskui pratęs kitas pranešėjas apie tai, kad mes susidūrėm, kad dažnai būna, kad teikiami projektai ne tam prioritetui. Ir Kęstutis, ką užsiminė apie kvotas atskiriem prioritetams, tai rekomenduočiau asmeniškai labai pasižiūrėti, ar jūsų projektas įtaiko į to aiškaus prioriteto vėžes ir ar jie atitinka. Kitasgi aspektas yra projekto poveikis, rezultatų tvarumas ir tęstinumas, taip pat 20%. Svarbu, kad projektai numatytų kuo ilgesnį teigiamą poveikį ir naudą vietos bendruomeniai, taip pat projekto rezultatų tvarumą, sklaidą ir užtikrintų tęstinumą. Dar vienas aspektas, kas yra svarbu, tai sąmata. Jinai pas mus irgi nelieka žemiausiame vertinimo aspekte, ta prasme paskutinėme. Tai projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas. Svarbu nurodyti išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios su projektu ir yra būtinos įgyvendinant jo tikslus, uždavinius bei siekiant numatytų rezultatų. Taip pat kuo detalesnė sąmata, tuo ekspertams ir vertintojams yra aiškiau įvertinti. Ir paskutinis vertinimo kriterijus yra projekto viešinimas ir rezultatų sklaida. Taigi svarbugi numatyti detalę viešinimo strategiją. Itin džiugu, kai pareiškėjai pateikia ir komunikacijos, pavyzdžiui, planą, tada gali atlikdamas ekspertinį vertinimą susidaryti nuomonę, kad projektas yra jau tikrai vyks tinkama linkme ir bus tas viešinimas sklandus. Taigi dar norėčiau pažymėti tokį aspektą, kuris čia gal pareiškėjus pradžiugins, kad jokie papildomi dokumentai, pavyzdžiui, ne jokie, o pavyzdžiui, dalyvių sutikimai bei komerciniai pasiūlymai nėra privalomi pateikti. Tačiau norėčiau pastebėti, kad pateikti pasiūlymai kaip papildomi dokumentai, bet neprivalomi, tikrai padės geriau suprasti projektą. Ir taip pat verta pažymėti, kad tarybos nariai už papildomų dokumentų nebuvimą mažinti balų negali. Tai mes to ir nedarysime. Dar noris pažymėti ir pasikartoti, kad buvo
susidurta su tokiais atvejais, kai projekto dalyviai nežino apie savo dalyvavimą projekte, o kartais ir net nenori būti su juo siejami. Tai ką ir minėjo Kęstutis, kad labai svarbu su tais būsimais dalyviais dalykus suderinti, nes, kaip numato gairių 31 punktas, jeigu projekto paraiškoje tie dalyviai yra įvardyjami ir su jais nėra sutarta, tai išsiaiškinus šį faktą, taryba tokios paraiškos nesvarstys. Tai iš mano pusės būtų tiek. Ačiū. Ačiū, Kęstuti. Dabar pakviesiu Vakarį Bernutą pristatyti esminės paraiškų rengimo klaidas. Vakaris taip pat yra Kauno apskrities regioninės kultūros tarybos narys. Labadiena visiems. Esu dizaineris, Vilniaus dailės akademijos profesorius, Lietuvos kultūros tarybos ekspertas, išrinktas konkurso būdu ir turiu ilgametę projektų vertinimo patirtį. Tai galiu iš karto pasakyti, nors pranešimo tema yra klaidos, bet kad kultūros lauko žmonės yra pakankamai patyrę ir kažkokių tai tokių fatalinių klaidų paprastai projektuose nebūna. Čia galima tik pasidalinti apie tokias, kaip nuostatas ar intencijas. Tai kaip akademinis žmogus man labai svarbu paprastumas ir aiškumas. Ir kaip man ypatingai patinka dabar plintanti tokia 3 minučių kaip doktorantūros idėja, kada pristatyti savo doktoranto darbą yra skiriamos 3 minutės. Mes tą dalyką praktikuojame su studentais ir tas dalykas duoda labai tokio paprastumo ir aiškumo, kurio galbūt trūksta projektuose, nes kaip ir nėra pusiausvyros, kai kurie yra gal kaip per daug aprašyti, kai kurie per mažai. Tai šiuo atveju bendraujant su pareiškėjais, man atrodo labai svarbios tos nuostatos, kad sugebėti pačiam savo išsiaiškinti prasmes ir tikslus, kodėl yra teikiamas tas projektas, kuo jis svarbus man ir pasauliui, kuo pasaulis pasidarys geresnis po viso šito projekto. Ir kai kurios ankstesnės, sakykime, projektų klaidos, mes labai sėkmingai juos įtraukėme į vertinimo prioritetus. Tai, pavyzdžiui, šitie bendriniai dalykai, kur yra, sakykime, vertės, tai jos daugiau ar mažiau būna atskleistos, bet būdavo amžini 2 tokie Achilo kulnai. Tai, sakykime, tradiciškai, kad kultūros žmonės, kaip gana niekinamai žiūri į pačius pinigus. Tai yra, kur kalba pinigai mūzos tyliai, nors nemanau, kad tai tiesa. Tai vėlgi dėmesys sąmatai ir atidus dėmesys sąmatai. Nes mano draugas bankininkas dabar kaip tik pasidalino, čia sako, bendrai yra lietuvių klaida, kad yra, kaip per mažai planuojama ir netiksliai skaičiuojama. Kada prašoma paskola kažkokiai veiklai, rekonstrukcijai, amžinai kažkas neįskaičiuojama, nenumatoma ir paskui tai tie dalykai daromi iš, neaišku iš ko, arba jie aplamai nepadaro. Tai šiuo atveju mūsų prioritetuose ten pakankamai numatyta, kad dėmesys sąmatai, bet jis yra susietas, nes tai yra, kaip intencijos, tai yra, kaip mąstymas, kad apie tai turi pagalvoti. Ir yra, vienas iš raktinių žodžių yra įtrauktis. Įtrauktis, kultūrinės bendruomenės ir ne tik tai vėlgi, kad numatyti finansavimo kelius ir nebūtinai, kad tas finansavimo kelias yra tik kultūros taryba. Tuo labiau, kad tos kvotos, mano akim, kaip žiūrint puikius projektus ir susiduriant tokio, kad nėra galimybės finansuoti didžiosios, visų praktiškai, nors ten būna puikus projektai.
Tai Lietuvos kultūros dalis yra pakankamai, ta kvota yra, kaip, net nežinau kaip pasakyti, yra per maža. Tai vienas iš kelių, aišku, atgaivinti Lietuvoje mecenatystės tradiciją ir ieškoti būdų įtraukti tiek vietos bendruomenės. Aš kaip gerąjį pavyzdį, kaip savo draugą profesorių Algirdą Žebrauską, Telšių architektą, kuris sugebėjo praktiškai visą miestelį įtraukti į Telšių pavertimą tokią, nežinau, meno oazę. Kad yra bet kas, jeigu jis prisideda prie kažkokios eilinės meškos atsiradimo, jis ją saugos ir puoselės. Tai čia prie tokių, tai nėra klaida, bet ta prasme tai yra, kaip nuostata, kad apie tai reikia pagalvoti, numatyti ir pasiruošti pakankamai detalę sąmatą, kad jeigu aš turiu kažkokią veiklą, kokių lėšų man reikės ir iš kur jų galima ištraukti. Sakykime paprastai taip. Kitas Achilo kulnas, čia jau dešiniausios kojos turbūt, yra komunikacija vis tik. Ir labai džiaugiuosi, kad pas mus tiesiog atskirų prioritetų yra viešinimas, ten nėra didelė, iki 10%, bet vėlgi įtrauktis ji yra susieta su, Linas labai teisingai užkabino, kad yra jau vien numatymas komunikacijos, vien pagalvojimas apie tai. Nes nepakanka daryti gerus darbus, reikia, kad pasaulis apie tai sužinotų. Ir vėlgi, kaip dabar atstumai pasaulyje, jie labai tirpsta, čia juk nėra sudėtinga greitai atsirasti ten kitoj vietoj, bet reikia žinoti apie veiklas, kurios ten vyksta. Tai įtraukimas gretimų bendruomenių, kaimynų, čia vėlgi, kaip Latvijai, Estai, Lenkai yra bendri projektai ir panašiai, bet apie tuos dalykus reikia pagalvoti, juos numatyti ir numatyti jiem finansavimą. Ta prasme, kad tai kaip turėtų būti kaip atskira projekto teikimo dalis, kad aš apie tai pagalvojau, kad vienas dalykas kaip komunikuoti, kaip pranešti pasauliui tą gerąją žinią, o kitas yra grįžtamasis ryšys. Kuo pasaulis pasidarė geresnis po šito kultūrinio projekto. Tai iš esmės, kaip grįžtant, aš galiu, kad bendraujant su pareiškėjais yra vėl vienas iš pagrindinių dalykų yra paprastumas ir aiškumas, kad pačiam savo išsiaiškinti prasmes ir tikslus, tada labai paprasta ir aiškia kalba. Nes čia ta idėja, vėl aš grįžtu prie doktorantūros. Jeigu tu nesugebi per 3 minutės nusakyti esmės, tau nepakaks ir valandų. Ta prasme, reikia mokėti išgryninti, aiškiai formuluoti. Tai, kaip formuluotės, aiškumas, paprastumas, tada vėlgi dėmesys vis tik finansavimui ir finansavimo šaltiniam. Nes tai yra vėlgi projekto dalis, yra įtrauktis, įtraukimas. Ką įtraukti, kur rasti bendraminčių. Ir komunikacija, kad numatyti bendravimo kelius. Kaip aš apie projektą pranešiu pasauliui ir vėlgi kokia bus nauda pasauliui iš to projekto. Ir aiškiai tuos dalykus suformuluoti ir įvardinti projektą. Tai trumpai tiek ir džiaugiuosi, kad ruošiant šitos naujosius mūsų, sakykime, prioritetus, kad į šitos dalykus, man atrodo, kad jie labai aiškiai, kaip suformuluoti ir ačiū Kęstučiui, jūs tiesiog puikiai, kaip sudėliojote, kas ir kaip. Tai ačiū visiems. Ačiū Vakariu už puikų pristatymą. Dabar turime kiek laiko klausimams, tai labai jų lauktume. Kartu su tarybos nariais pasistengsime atsakyti juos. Jeigu atsakymų nerasime, tai būtinai pasidomėsime ir informuosime šiek tiek vėliau. Tai ar būtų klausimų, nes kol kas susirašinėjame, jų nematau. Taip, Arūnai. Labą dieną visiems. Girdite, ne mane? Puikiai.
Ačiū visiems tarybos nariam už pristatymą. Pačiam reikia prisistatyti. Arūnas Kazlauskas, pirmos kadencijos Kauno apskrities regionės kultūros tarybos narys, puikūs prisiminimai, linkėjimai Kęstučiui ir kitiems. Dabar aš esu Lietuvos kultūros tarybos ekspertas, mėgėjų bendruomenių meno ir Raseinių kultūros centro projektų vadovas. Pirmiausia, labai džiaugiuosi, kad išspręstas, nežinau, pilnai dalinai tas papildomų dokumentų klausimas, kurie nėra privalomi, kaip Linas paminėjo, ir kurie jų buvimas ar nebuvimas neturėtų kažkaip teikti paraiškos vertinimo. Ta klausimą aš kėliau senai anoje taryboje, ten buvo jau iki absurdo, kai būdavo pridedama iki 40 papildomų dokumentų. Čia ir Vakaris minėjo apie tą trumpumą pristatymo ir aš pats prisimenu pirmus mokymus įsikūrus kultūros tarybai, kai vienas lektorius pasakė, kad geras ekspertas perskaitęs pirmus 5 paraiškos sakinius jau viską žino apie ją, kokia ta paraiška. Ir tai labai džiaugiuosi, kad tų nereikia, nes ir kultūros tarybos tarp ekspertų ten buvo įvairių svarstymų, buvo siūlymai gairės įtraukti privalomą, kad būtų deklaruojami dalyviai, kad būtų pridedami sutikimai, bet tas pasiūlymas taip pat buvo atmestas. Praktiškai tada užtenka, kad kažkokio telefoninio susitarimo ar bet kokio, jokio raštiško ten priedo nereikia. Aš manau, tai yra teisinga, nes čia jau tada kyla klausimas iš vis apie pareiškėjų moralę. Jeigu jie įtraukia dalyvius, su kuriais net nesusitarė, tai tada, reiškia, juos galima apkaltinti, kad jie viską meluoja. Kiekvienas paraiškos sakinys yra melas ir kiekviena sąmatos eilutė tada yra melas. Čia nežinau, čia jau pareiškėjų atsakomybė ir tikrai reikia griežtai bausti, bet reikalauti kiekvienos eilutės pateisinimo su dokumentu, aš manau, kad čia tikrai nereikalinga. Kitas dar klausimas, tada iš karto dėl prioritėtų. Labai paprastas klausimas, pavyzdys. Jeigu pareiškėjas sugalvoja organizuoti kokių nors 3 klasikinės muzikos koncertų ciklą savo regione, tai ta paraiška netelpa į jokius prioritetus. Nei vieną prioritetą jinai netitinka, nes jeigu tie koncertai nevyks kažkokiuose dvaro griuvėsiuose, jinai netinka į 1. prioritetą. Jeigu ten nebus kažkokios prieš koncertą edukacijos bendruomenė, sakysim, kokios nors ten grojimo skudučiais edukacijos ar ko nors, ar vokalinio operinio balso pastatymo edukacijos netinka ir, aišku, tuo pačiu netinka ir į 3, kur mokymai. Tai kaip tada, ar tai tikrai yra, ar geras klasikinės muzikos koncertas nėra edukacija visai šeimai? Gerai, aš viską pasakiau. Tai toks paprastas klausimas dėl prioritetų. Prie kurio prioriteto, sakysim, tinka klasikiniai koncertai? Ar tai yra blogybė kažkokia? Gerai, ačiū. Tada matau, Linas nori sakyti. Aš galėčiau gal šiek tiek pasisakyti, nežinau, ir žinoma, kiti tarybos nariai galės papildyti, bet pavyzdžiui, matau dabar kultūrinė bendruomenės įtrauktis, 2 kryptis - profesionalio meno sklaidos projektai, įtraukiantis įvairių bendruomenės grupių gyventojus į aktyvią kūrybinę ar kultūrinę veiklą. Mes apie tai diskutavom irgi taryboje, kad reiškia, pavyzdžiui, profesionalios muzikos koncertas arba koncertų ciklas, tai irgi yra edukacija iš kažkurios pusės. Tai man tai atrodytų, kad čia puikiai tiktų į
į antrojo prioriteto antrą punktą. Bet čia, tai teisingai, bet vėl čia kalbėjo ar Linas, ar man atrodo apie pasyvų ar Kęstutis, kad nebūtų pasyvus bendruomenės įsitraukimas, bet tai vėl, jeigu koncertas geras, ten ateina visa šeima su vaikais, tai pati puikiausia edukacija, aš nežinau, čia negali būti jokių klausimų dėl to. Ir tie dirbtiniai kažkokie, šiek tiek man tie bendruomenės įtraukimas, aš jau rašau projektus gal 20 metų, senokai, bet dabartinės, sakysim, bendruomenės įtraukties reikalavimai man vis dėlto yra mistika. Kaip į profesionalaus meno, gerai, jau sutarėm, kad atėjimas į koncertą yra edukacija, o tai dar kokį nors pavyzdį, kaip į profesionaliojo meno sklaidos projektą įtraukti vietos bendruomenės ir ne šiaip bendruomenės, bet visas įvairias kuo daugiau vietos bendruomenės grupių. Ir kas yra tos vietos bendruomenės grupės? Tai aišku, amžiaus grupės, socialinės grupės, bet kokį nors gerą pavyzdį bendruomenės įtraukties į profesionalaus meno sklaidą. Gerąjį pavyzdį. Aš manau, kad Kęstutis, atsiprašau. Kęstuti, jūs išsijungęs mikrofoną, negalim girdėti. Tai už tai pats su savim pasikalbėti. Tai iš tiesų prioritetų klausimas visada yra aktualus ir turbūt reikia prisiminti visada, kodėl jie atsiranda. Tai yra keletas aspektų. Visų pirma, jeigu būtų skirta tiek lėšų, kad visi projektai būtų finansuoti, tikrai prioritetų nereikia. Kitas aspektas, kur keliauja apskritis, kokia tai yra kryptis, jinai tarsi yra nubrėžiama būtent su prioritetais. Trečias dalykas, Arūnui kilo klausimas, kas yra ta vietos bendruomenė. Tai yra, apibrėžiama mes turbūt labai plačiai, tai pradedant tam tikrą, sakykime, tam tikros gyvenvietės gyventojais. Galima apibrėžti kaip tikslinė grupė vaikai, tikslinė grupė jaunimas. Tai yra bendruomenė. Mes turbūt į tautinės bendruomenės čia neturėjom kažkokių tai kolizijų ir apie tai tiesiog net ir nebegalvojam. Dar vienas momentas, tai visada reikia prisiminti, kad paraiška yra vertinama. Arūnas tą puikiai turbūt prisimena. Ne projekto idėja, ne kažkoks reiškinys, bet būtent paraiška. Kaip mes pateiksime tiksliai, aiškiai, suprantamą kalbą paprastą, bet išsame kalba paraiškoje, kaip tai aprašysime, tai vertintojai nuo to bus tik tai aiškiau, paprasčiau ir lengviau visą tai padaryti. Sąmoningai įrašėme aktyvią kultūrinę ir kūrybinę veiklą ir profesionaliojo meno sklaidos projektus, kaip, sakykime, pagrįsti, kokią naudą gauna klausytojas iš vieno ar kito koncerto. Tai yra daugybė būdų tam dalykui pagrįsti ir įvertinti po, sakykime, koncerto, po projekto įgyvendinimo. Ir daugelis apie tai žino. Žinot, kiekviena, sakykime, užuomina pareiškėjui su vienu ar kitu pavyzdžiu, jinai nutempia tą paraišką pareiškėją į kitą pusę, negu jisai galvojo prieš tai. Ir dar vienas momentas. Visi 5 vertinimo kriterijai yra, gajūs. Tai yra paraiška vertinama pagal 5 vertinimo kriterijus. Ir tik tai vienas iš jų yra projekto atitiktis prioritetui, kuriuo balais vertinama nuo 0 iki 20. Tai nereiškia, kad gauna pareiškėjas 0 arba 20. Tai yra visa skalė, kuria yra įvertinama. Tai iš 100, sakykime, balų, jeigu paraiška yra ir projektas iš tiesų yra geras, tobulas,
ta nedidelė dalis, kur vertintojui atrodys abejotina, jinai didelės įtakos tikrai neturės. Linai, jūs dar norite papildyti kažką? Ar... Norėčiau, Arūnas klausė pavyzdžio kažkokio profesionalaus, kadangi aš vadovauju Šiaulių valstybiniam chorui Polifonija ir gyvenu Vilniuje, dirbu Šiauliuose, nesvarbu, bet mes dabar įvykdėm panašų ir vykdom dar projektą. Reiškia, choras bendradarbiauja, parašytas yra kūrinys chorui ir ten instrumentiniai sudėčiai, ilgesiai ir vilčiai, iš principo žydų visiems genocido reikalams atminti. Ir mes bendradarbiaujam su Šiaulių, Tytuvėnų, Akmenės, Ukmergės, Alytaus teatrais mėgėjų. Ir reiškia, darom tokius bendrus kooperuotus projektus, jie parodo spektaklį žydų tematiką ir paskui vyksta mūsų šitas pasirodymas. Tai, man atrodo, šitas mums pavyko ir daug žmonių ten susirenka, klausytojų ta prasme. Gerai, ačiū labai tarybos nariams už atsakymus. Matau kelią ranką Birutę. Sveiki. Alio, mane girdite? Esu Birutė Kutinskaitė, Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorė, buvusi regionų tarybos Kauno apskrities tarybos narė vieną kadenciją. Turėčiau klausimą apie gairių 31 punktą. Tai yra, ten aiškiai yra Arūnas panašiai klausė, yra per nuorodą, kad turi būti projekto teikėjas, turi būti suderinęs su projekto dalyviais ir projekto dalyviai turi būti išreiškę neprieštaravimą arba sutikimą dalyvauti projekto veiklose. Klausimas. Ar būtinas raštiškas tų dalyvių pareiškimas, kad jie susipažinę su projekto veiklomis ir jie neprieštarauja? Ačiū. Taip, Aleksandra. Ar nori atsakyti šį klausimą? Diena, esu Aleksandra Kaskevičiūtė iš Lietuvos kultūros tarybos. Ir atsakysiu turbūt į šitą klausimą. Tai šis punktas yra tikrai šioms gairiams, su šia gairių redakcija aktualizuotas ir jau gerbiamas Arūnas palietė tą tematiką dėl projekto dalyvių žinojimo būti įtrauktiems į projekto veiklas. Tai jokių dokumentų privalomai pridėti nereikia ir šis punktas nereikalauja to pridėti. Bet mes šiuo punktu norime atkreipti projektų vykdytojų dėmesį, kad kiekvienas planuojamas dalyvis, kuris turėtų pasirodyti ar suteikti kažkokią paslaugą ar kitą veiklą įgyvendinti, turi žinoti paraiškos rengimo ar mums pateikimo jo svarstymui dėl finansavimo gavimo, žodžiu, apie jo dalyvavimą. Ir kaip matysite, punktas tęsiasi toliau tą mintimi, kad įvairiais etapais taryba pasilieka teisę pasiteirauti projekto vykdytojo pareiškėjo, jeigu kyla kažkokių papildomų klausimų. Ar yra tie susitarimai, ar yra suderinti žinojimai ir taip toliau. Ir jeigu susidarytų tokia situacija, kad visgi nėra ir nėra kaip pagrįsti, žodžiu, tada jau tenais tas toksai rezultatas, kas gaunasi, jų paraiška tada tampa nevertinama. Bet parengus paraišką, tinkamai, tai neturėtų gąsdinti tas sakinys. Tai jokių dokumentų nereikia privalomai pridėti. Ne dėl gąsdinimo, bet gali kilti nesklandumas, pavyzdžiui, susirgo žmogus ir ieško teikėjas kito dalyvio. Žiūrėkite, tai šie dalykai yra natūralūs, nes kaip negali žinoti projekto vykdytojas, kuris teikia paraišką iki rugsėjo mėnesio, ar tikrai nesusirgs žmogus per projektą už metų ar kažkiek kada tas projektas. Čia yra derinami dalykai. Bet čia yra kalba labiau apie tuos momentus, kai, taip tiesiog atvirai pasakysiu, pasinaudojama autoriteto vardu. Ir tada, automatiškai paraiška vertinama ne tik tai
tikslas jos, poveikis ir taip toliau, bet kas tą turinį kūrė, na, tai pridėtinė visa vertė. Tai čia pasinaudojimas vat tokiu momentu yra, na, tikrai nepalaikomas ir šis reikalavimas kilo iš tiesiog praktinių situacijų. Ačiū, šitą ir norėjome išgirsti. Ačiū, jūs įvardinote tikrąją priežastį. Ačiū. Ačiū. Taip, Arūnai. Tai dar kitas klausimas dėl dalyvių. Irgi Lietuvos kultūros taryboje ten buvo daug svarstymų dėl atlygio dalyviams. Kaip vertinti tuos dalykus? Na, ekspertai ir regioninėje taryboje, ir kultūros tarybos ekspertai. Juk nėra kažkokių tai kainoraščių, ten dalyvių, kiek kas kainuoja, koks atlikėjas, pop ten, ar džiazo, ar klasikos, kiek kainuoja. Ir kaip, nu, teisingai, jeigu sutarėm, kad nėra tų susitarimų, kuriuose būdavo nurodyta ir honoraro kaina, tai viskas, aišku, automatiškai atsispindi sąmatoje. Bet kaip ekspertam vertinti tas kainas, iš kur žinot, nu, maždaug apytikrai, tai nėra objektyvu vis tiek. Ir kaip tada vertinti sąmatą? Vienam ekspertui galima atrodyti, kad čia tam atlikėjui per daug mokama, ten, sakysim, lektoriaus paslaugos gali ten svyruoti nuo 100 iki kokių 600 eurų. Aš nežinau, kaip tada vertinti? Kokios gairės vertinimo honorarų ir atlygio atlikėjų? Ačiū. Ačiū, pakviečiau pasidalinti gerbiamus tarybos narius, kaip sekasi vertinti projektus ir jų sąmatas šiuo klausimu. Na, ko gero, aš dar kartą akcentuoju, kad ekspertai vertina paraišką. Kuo paraiškoje yra išsamesnė, tikslesnė informacija, tuo ekspertui yra paprasčiau ir lengviau visą tai įvertinti. Na, ko gero, daugelis žinom, kiek, sakykime, prekybos centre kainuoja maisto produktai, nes su tuo kasdieną susidurėme. Mes puikiai žinom, kiek kainuoja kanceliarinės ar kitos ūkinės prekės, kurios yra reikalingos projektui vykdyti. Tačiau autoriniai atlyginimai, jie yra, na, iš tiesų skirtingi. Ir daugeliu atveju mes, na, sutarėm su autorium, kad jisai dalyvaus projekte už tam tikrą honorarą, tai yra tam tikrą autorinį atlyginimą arba atlyginimą už paslaugas. Tai jeigu jūs šitą informaciją, kuri nėra būtina, pateiksite prie paraiškos, paraiška bus nuo to tik tai tobulesnė. Kitaisgi atvejais spėlioti, kiek, sakykime, autorius nori už koncertinę programą, kitas paslaugas, na, yra be galo sudėtinga. Tai tada galime žiūrėti tik tai bendras, sakykime, paslaugos kainos tendencijas ir apie tai spręsti. Tai atlygis gali būti išdėstytas sąmatoje kiekvienam atlikėjui atskira eilutė ir tada matysis iš sąmatos tie atlygiai. Tai vėlgi čia grįžtant prie sąmatos parengimo, tai kuo jinai yra tikslesnė, tuo yra paprasčiau ją įvertinti. Taip, pakalbėjau. Arūnai, galiu trumpai papildyti, kad sveikas protas vis tik tai yra pagrindinis turbūt vertinimo kriterijus. Aišku, yra kažkokie lyginamieji, nes vis tiek mes esame tos rinkos dalis ir nu, kaip, nu, turime tiesiog jausti tą kainų lygį. Jis skiriasi, aišku, priklausomai nuo autoriaus, bet pagrindinis vertinimo kriterijus yra sveikas protas. O aš grįžtant dar apie geruosius pavyzdžius, yra apie įtrauktį. Yra, nu, pavyzdžiui, vizualiuose menuose, yra puikiai forma, yra kūrybinės dirbtuvės, kada yra, nu, kaip įtraukimas bendruomenės. Ir yra tokių, nu, pakankamai gali būti ir, nu, kaip naujų kelių. Toks kaligrafas Brodeno iš Wanderis, jis tiesiog keliauja po pasaulį ir organizuoja kūrybinės dirbtuvės labai, nu, keistiem, pavyzdžiui, verslo pasaulio ten ar bankininkam.
Ir yra, neįtikėtinas įsitraukimas. Bet aš pamenu, buvo labai įdomus tokio vokiečio menininko projektas Kalvarijų turguje, kur jis su Kalvarijų turgaus močiutėmis tiesiog, va tai, ką jos mezga, pavertė į meną. Ir tarp močiučių jis ten buvo vos ne dievas, kad kartu dalyvavo. Ir taip, kaip padaryti, kad tos pačios nuostabios pirštinės su baltiškais ornamentais, kad jos taptų parodų salės dalimi, kad jos į galerinę erdvę iškeliautų. Tai čia vėl tas įtrauktis ir, kas keiščiausia, tų talentų yra pilna aplinkui. Tai pavyzdžiui, ta tradicinė kultūra, ją tiesiog, sakau, kad ir, pavyzdžiui, tas, atrodo, banalus mezgimas. Jis nėra banalus, jame yra mūsų kultūriniai klodai. Tai čia ir yra atsakymas, labai paprastas. Tai ačiū. Tai, aš tada apie įtraukimą dar teisingai, čia kaip Vakaris pasakė, gerų pavyzdžių, tas bendruomenės įtrauktis, aš manau, neturėtų būti tokia dirbtina, kaip yra daugelį paraiškų, sakysim, koncertas, o ten koks nors folkloro koncertas, o prieš tai medinių šaukštų drožimo edukacija. Nieks ten tų šaukštų neišmoks drožti per 2 valandas. Tai labai ryšku buvo paraiškose, nežinau, kaip dabar bus, bet atrodė pareiškiems, kad būtinai reikia pridėti prie paraiškos, prie šiaip gero koncerto ciklo, net nesakau, aš paminėjau klasikinės muzikos koncertus, bet yra ir kiti žanrai, aišku, ir džiazas, ir gera pop muzika, ir teatras, ir visi kiti žanrai. Ir būtinai pareiškėm toks susidarydavo įspūdis, kad čia privaloma gerai paraiškai yra edukacija. Ir būdavo ten visokių tų edukacijų. Iš karto, teisingai, kaip Kęstutis sako, reikia vertinti paraišką. Tai matėsi, kad ten, kaip prielipai kažkokios priklijuotos edukacijos, kurios praktiškai neturi prasmės. Edukacija turi būti taip, kai sakė Vakaris, kūrybinės dirbtuvės ar kažkoks seminaras ar kas, o aiškia kryptim, aiškių tikslų, o ne šiaip kaip priedas prie paraiškos. Tokia mano nuomonė. Ačiū. Ačiū, Arūnai. Aleksandra? Dėkoju, kažkaip irgi turbūt papildyčiau, dėkoju, gerbiamam Vakariui praplėtė tą įsitraukties tematiką ir palėtė jau kaip ir community-based art praktikas, kur bendruomenė grįsta menas ir pasaulyje tikrai yra labai nemažai pavyzdžių, kai, turbūt yra svarbu tais pavyzdžiais remiantis galvoti apie konkretų apibrėžtį, su kuria tikslinė auditorija yra dirbama ir ko norima pasiekti per kažkokią formą, į kokį poveikį. Tai kartais tai tampa aktyvus įtraukimas, yra tokių pavyzdžių, dar kažkaip tai iš atminties prisimenu, ir kartais ir operą stato, yra toksai pastatymas su Haičio bendruomenė operos Halka Haityje 2015 metais. Kartais verdama sriuba kartu, kad dabar čia yra toksai iš Azijos kilęs menininkas, šiai minutį nebeprisimenu pavardės, bet irgi kažkokią tai problematiką sprendžia per bendruomenės bendravimo praktikas ir kažkokias kultūrinės veiklas. Tai tiesiog tikrai gal tą įtraukti, atverti visus langus ir duris ir pasižiūrėti, su kokia bendruomenė dirbama, per kokią formą ir ką norima pasiekti. Turbūt gal tai yra. Ačiū, Aleksandra. Kęstuti? Gal iš tiesų dirbtinai dabar kažkaip pakrypo kalba dėl įtraukties ir dirbtinai šitų dalykų gal mes, paprastai sakant, nepūskime. Nes jeigu žinome visi, ko gero, kad visiems tai auditorijai, kuri yra nusakyta žodžiu visi, nebūna visų. Tai vis viena vienai per kitaip mes taikom į tam tikrą tikslinę auditoriją. Ir jeigu galvojam apie kažkokį tai renginį, kad ir nedidelėje gyvenvietėje, tai tikrai nerašykime, kad 50 gyventojų toj gyvenvietėje visi būtinai dalyvaus,
kad pas juos atvažiuos vaikai, vaikaičiai ir iš to pasidarys 250 ir galvosime, kad tai yra tobulai įtrauktis, tai tikrai nėra. Mes tiesiog neapgaudinėkime savęs, mes pasirinkime tikslinę grupę, kurią per projektą tiesiog norėtume šiek tiek pakeisti, ją pamokyti, ją patobulinti ar suteikti kažkokį tai džiaugsmą. Ir nuo to bus tikrai gerai. Bet tikslinę grupę pagrįsti paraiškoje, tai iš tiesų reikia. Ačiū, Kęstuti. Ar būtų daugiau klausimų iš klausančių konferencijos? Galbūt su paraiškos rengimu, ar idėjos išvystymu, ar gairėmis. Taip, Arūnai. Aš daugiausia klausimų užduodu, bet nes kartu esu ir vertintojas, ir paraiškų teikėjas. Tai yra ne vienu metu, aišku, skirtingose srityse. Tai dabar čia daug buvo nemažai kalbėta apie viešinimą. Aš sutinku, taip, aišku, gero projekto viešinimas yra būtinas ne tik toj lokalioje aplinkoje, bet ir Lietuvoje. Bet pirmas klausimas, ar daug tokių yra projektų Kauno apskrityje iškilių, kurie būtų įdomus Lietuvos auditorijai. Ne, aišku, yra gerų pavyzdžių ir Kėdainių, Radvilieta ir daugiau ten būtų galima tikrai surasti. Ir kiti tikrai daug projektų yra lokalūs. Ir kaip tada turėtų būti ir kokie reikalavimai tokių gana lokalių projektų viešinimų, kurie teisingai labai reikalingi, skirti, gal kad ir, kaip Kęstutis sakė, nedideliai tiksliniai grupiai, bet koks tada būtų idealus to projekto viešinimas ir kokios lėšos, nes mes žinom kainas kažkokių užsakomųjų straipsnių, ar kiek kainuoja vaizdo klipas profesionalus, ten 20 sekundžių klipas. Kaip turėtų vyktas viešinimas? Nekalbam apie didelius ten monumentalius projektus, kur viskas aišku, bet tokių vidutinių, mažesnių projektų viešinimas. Man atrodo, čia yra aktualus klausimas. Taip, faktas. Kaip ekspertas galiu atsakyti, čia raktinis žodis būtų išradingumas. Labai dažnai tam nereikia didelių lėšų. Yra intencija, kad apie tai pagalvoti ir išnaudoti, kaip esamus komunikacijos kanalus, nes tiesą sakant, net nebūtina užsakinėti ten kažkokiom super viešųjų ryšių agentūrom ar reklamos agentūrom. Kūrybos žmonės yra talentingi. Ir tuo labiau, kad dabar pasaulis su socialinė medija duoda labai tokių netikėtų komunikacijos kanalų. Bet yra čia idėja, kad vis tik nenuvertinti savęs, nes yra, tiesiog man kaip ekspertui skaitant tos projektus, aš galvoju, kodėl aš apie juos nieko nežinau. Vyksta fantastiški dalykai, čia juk nėra sudėtinga, tu sėdi ir važiuoji ten į kažkokį Zapiškį ar, viešpatė, taip. Bet tie dalykai yra padaromi ir jie padaromi labai, kaip lokaliai grupeliai. O gali būti, jie platinami ir tuo labiau rezultatai, vėlgi rezultatai, jie gali būti perkeliami iš viso į virtualią erdvę. Tai ir tada grįžtamumas ateityje, kad, kaip įdomiausia, juk yra tęstiniai projektai. Jeigu tu padarai kažką tai ir paskui, kaip žiūri, pasisekė ir, okei, ir tam dalykui vėl yra tikimybė gauti finansavimą daug didesnė, nes tu jau turi patirties, gali pagrįsti, kad gavosi ten, žmonės džiaugiasi, kad tai, sukėlė bangą. Tai šiuo atveju, sakau, yra išradingumas ir kūrybiškumas, kad kultūros žmonės išnaudotų tai, ką jie turi. Tai tiek, ačiū. Aš čia tik gal galėčiau dar papildyti ir paantrinti Vakariui, pridėdama ir tai, kad jeigu kalbame apie
projektą, kuris yra skirtas vienai tiksliniai suinteresuotai grupiai, tarkim, kaimeliui kažkokiam, ar rajonui, ar didesnio rajono visuomenės daliai. Tai kalbant apie komunikaciją, labai verta įsivardinti savo tikslinę auditoriją ir kaip ją būtų galima pasiekti. Tai komunikacija šiuo atveju yra ne tik išoriai, bet ir vidiniam vartotojų ratui juos pasiekti. Ne visi naudojasi internetu, ne visi skaito laikraščius. Tai įsivertinus savo tikslinę auditoriją, galima pagalvoti ir apie kanalus, kuriais būtų galima pasiekti tą tikslinę auditoriją ir nepalikti tų žmonių, kurie, tarkim, galbūt yra sunkiau pasiekiami, bet labai mielai sudalyvautų edukacijose, koncerte ar kažkokioje kitoje veikloje. Tai šiuo atveju komunikacija yra tikrai, ir tai galima numatyti projekte, pridedant, tarkim, kaip priedą, nupasakojant, kaipgi tos sunkiau pasiekiamos visuomenės grupės galėtų būti pasiekiamos, pakviečiamos, įtraukiamos ir nepaleidžiamos kitais ir dar kitais metais vykdant projektą tęstiniu laikotarpiu. Ar būtų dar klausimų? Galbūt iš mūsų pokalbio kilo kažkokių klausimų kitiems? Matau tylą. Jeigu klausimų nebeliko, tuomet norėčiau padėkoti tarybos nariams, kurie skyrė savo laiką ir atsakė į klausimus ir pristatė prioritetus bei visus kitus klausimus. Palinkėti sėkmės pareiškėjams rašant projektus ir ieškant kūrybiškų prieigos būdų prie bendruomenių. Taip pat priminti, jog visą laiką galite skambinti Kauno apskrities kuratoriai, skambinti, rašyti su savo klausimais, tai juos bus mielai atsakyta. Kontaktus rasite kultūros tarybos puslapyje. Ir jeigu nebėra klausimų, tuomet noriu visiems palinkėti sėkmės ir padėkoti už tai, kad buvote. Ačiū. Ačiū, viso geriausio. Ačiū visiems. Ačiū visiems.